Nežinau, ką aš norėsiu pakalbėti apie ką noriu pakalbėti šitam video, bet tiesiog noriu pakalbėti, kad gyvenant užsienyje, žinokit, ne kiekvienam patarčiau iš asmeninės patirties. Atvažiavau čia į Olandiją mokytis, aišku, studijuoti ir taip kažkaip priėmiau tokį sprendimą impulsyviai, nes galvojau, Lietuva vis tiek, turiu tokį, kaip čia pasakyti, blogą įvaizdį man sukūrė Lietuva ir vis galvoju, kad kuo toliau nuo Lietuvos gerai, kad kuo toliau būsiu nuo kas mane žeidžia, nuo dalykų, kurie mane žeidžia, nepatinka ir dar kažką man bus geriau. Tačiau atvažiavus čia pradedi suprasti, kad namuose buvo gerai, kad tą, ką turėjai savo namuose, ta šiluma, kai grįžti namo, tavo tėvai laukia tavęs, jeigu turi kokių brolių ar seserų, jie tavęs laukia, arba draugai, su kurias gali susitikti savaitgaliais ar mokykloje. Visi tie prisiminimai tiesiog grįžta į smegenis pasroviui. Ir tada pradedi suprasti, kokios yra tavo vertybės, ko tu sieki gyvenime. Nes tas long distance labai parodo, koks tu žmogus esi. Parodo, kad kai kas yra svarbiau už materialinę vertybę. Kai kas yra svarbiau už neįkainojamus dalykus, kaip šeima, kaip draugai. Ir priimti tokią riziką, man atrodė tuo metu, kad nesunku, kad atrodo, aš važiuosiu, man viskas gerai bus. Kad man patiks, kad aš priimsiu tokį sprendimą ir nejausiu, kad bus kokie konsekvencijos. Tačiau pabuvus jau 6-7 mėnesius pradedu suprasti, kad aš pasiilgstu namų, pasiilgstu visų tų savo draugų, pasiilgstu būti su šeima, pasiilgstu žinoti vietas, kur aš einu, nes čia eini gatvėje ant rantį nematytų vietų. Aišku, tas yra gerai būti smalsiam arba priimti tą riziką, kad išeiti lauko, pradėti kalbėti su žmonėmis. Čia yra gerai, čia yra gyvenimo skilai, kurias reikia išmokti. Tačiau kai tu gyvenai tokiam environmente, arba tokiam mažam mieste, kuriame visi visus pažįsta ir tave priverčia tiesiog būti introvertu, priverčia tave slėpti dalykus, priverčia tave tiesiog nutylėti ir būti tokiam suvaržytam. Ir tai labai pasijautė, kai atvažiuoji į didesnį miestą, atvažiuoji į visiškai kitą šalį. Ir tu tiesiog turi užsidėti tokią kaukę, kad tu yra viskas gerai, kad tu atvažiavai čia kupinas nuotykių, kupinas entuzijazmo susirasti naujų draugų ar susirasti veiklos, kuri tau patinka. Tačiau realybė užsienio yra tokia, kad jeigu tu nesi ekstrovertas, nesi toks outgoing arba nesi labai toks žmogus, kuris labai yra bendraujantis, aš galiu tau pasakyti, tu prapulsi, kad tau bus sunku. Tai čia yra bent jau mano tokia realybė, nes galiu pasakyti iš savo perspektyvos kaip introvertas, aš esu pilnas introvertas, man labai sunku kalbėti su žmonėm, aš noriu socializuoti, man patinka kalbėti su žmonėmis, bet man labai sunku, nes aš visą laiką pergalvoju. Aš visą laiką overthinkinu, galvoju, ką apie mane pagalvos, aš galvoju, ką žmonės apie mane pagalvos, kai pakalbės su manim, ar jiems nepatiks ir taip toliau. Visą laiką būna constantly mano galvoje tokios mintis ir man baisu kartais. Man kartais būna baisu išeiti lauką, kartais man sunku išeiti net universitetą, aš kartais net praleidžiu kelias paskaitas, nes tiesiog
tiesiog atrodo taip mental drain būnu, kad nieko nesinori absoliučiai, nes atsikeli ryte ir tiesiog žinai, kad tavo šeima, tavo draugai yra tiesiog 1800 kilometrų nuo tavęs. Ir tiesiog kiekvieną dieną negali kažko produktyviai daryti ar siekti savo tikslų vien dėl to, nes tavo mintis yra užgožtos tokio dalyko kaip ilgesys. Tačiau aš irgi vis kartoju tą, jeigu įmeta tave į vandenį, tu vis tiek kažkada išmoksi plaukti. Tai aš bandau tą daryti. Vienas iš tų bandymų buvo tiesiog užsirašiau į tinklinio komandą čia Olandijoj. Užsirašiau tinklinio komandą ir iš tikrųjų man patiko. Iš tikrųjų, tas dalykas, kaip sportas vienyje žmonės, labai padeda. Nes jeigu ne sportas ir jeigu nebūčiau pasirinkęs tokį kelią, aš jau būčiau prapuolęs. Aš jau būčiau seniausiai grįžęs namo, galvojęs visiškai kitokią savo gyvenimo kelią. Tačiau sportas mane išgelbėjo. Tas sportas, kaip sako, yra pasakymas, kad sportas vienyje, tai čia yra ne veltui pasakyta. Nes sporto dėka aš pradėjau daugiau kalbėti su žmonėm, aš turėjau galimybę susipažinti su multinational žmonėmis, kurie ten iš Italijos ar ten iš Sakartvelo, iš visų pasaulio šalių ir tiesiog suprasti jų kultūrą, suprasti, kaip jie mąsto, ko jie tikisi iš gyvenimo ir tiesiog plėsti savo akiratį. Tai tas vienas iš pliusų, kuris man labai padėjo, tai yra sportas. Ir aš esu labai dėkingas, kad aš tiesiog perlipau tą mental barjerą, kad užsidaryti ir su niekom nekalbėti ir tiesiog priimti tokią išvadą, kad aš turiu kažką padaryti dėl savęs, dėl savo gerovės. Aš nedarau kažko dėl kažko, aš darau dėl savęs, aš darau dėl savo gerovės. Ir priimdamas tokį sprendimą aš visiškai nepasigalėjau ir tai man padėjo, nenoriu sakyti ištemti šitos metus, bet tikrai padėjo labai tiesiog mentally ir pasikalbėti su žmonėmis, tiesiog socializuotis labai padeda. Tai tokia žinutė, kad kalbėkit su žmonėm. Gal ir labai sunku, kaip ir man, introvertas, su niekom nenori bendrauti, visą laiką noras būti užsidarytam, tada sunku žmonėm išsipasakoti, nes nežinai, kaip išpasakoti savo jausmų, nes nesi experience tame. Bet patarimas yra pabandykit nors šiek tiek išlipti iš tos komforto zonos ir tiesiog kalbėti su žmonėmis, nes jūs nesuprantat, kaip žmonės gali jums padėti, kaip gali jų kalbėjimas padėti, jų tonas netgi gal nuramintų jūsų mintis. Ir kalbėkit su artimiausiais žmonėmis. Čia yra irgi viena žinutė, kad nepasigailėkit, nes mūsų gyvenime laikas yra ribotas ir neturėkite gyvenime regretų, kad kažko nepadarėt ar nepakalbėt su to žmogum, kur labai norėjot. Nes gale dienos vienas dalykas niekam nerūpi, ar tu ten suklysi kažką pasakydamas, ar ten užkliūsi už kažkokias plytelės ir pargriūsi. Galų gale tiesiog visi pamirš, nes niekam nerūpi. Kiekvienas turim savo problemų, kiekvienas rūpinamės savimi ir rūpinamės tais, kurie mums labiausiai rūpi. Tai rūpinkitės savimi ir kitais. Čia mano būtų šiandienos žinutė, kad užsienis gal ir kvepia finansiškais benefits, finansiškais noras tobulėti, tačiau jeigu mentally barjeras yra jūsų smegenyse, kad yra didesnių vertybių gyvenime negu būti finansiškai stabiliam ar dar kažką, tai šitas kelias labai sudėtingas. Reikia labai didelės drąsos ir ryžto, kad išvažiuoti ir tiesiog palikti vos ne viską, ką statei už nugaros. Tikiuosi, kad šitą žinutę padės jums pagalvoti apie gyvenimą užsienį arba tiesiog žinutę man ateičiai. Sėkmės.